Taip, jei viskas pavyks, prisimsiu nuopelnus. Jei nepavyks, kaltinsiu JD. Būk atsargus, JD. Kad Irano sistemos griežtosios linijos šalininkai pernelyg pabrėž naudą, kurią gauna Iranas, ir sumenkins visus dalykus, kurių jie turi atsisakyti ir kuriuos turi suteikti, kad gautų šią naudą. Koalicija, kuri padarė Donaldą Trumpą Jungtinių valstijų prezidentu ir J.D. Vance'ą Jungtinių valstijų viceprezidentu, žmonės turi tai prisiminti. Tai buvo Megyn Kelly, Tuckeris Carlsonas ir Joe Roganas. Tai buvo ir daug žmonių, tokių kaip Džonas Potovicas, kurie nori agresyvesnės užsienio politikos. Ar amerikiečiai supranta, kaip blogai jie atrodo dėl viso šio susitarimo tarp JAV ir Irano? Kaip jie tampa artimųjų rytų pajokos objektu? Nes akivaizdu, kad tai yra sandoris, kuris tiesiog reiškia, jog Amerika pasidavė. Ir kai sakau Amerika, turiu omenyje būtent J.D. Vance'ą, kuris vis labiau atrodo kaip prastas kandidatas į prezidentus. Jie pažadėjo $300 milijardų Iranui atstatyti ir jūs tiksliai žinosite, kur tie pinigai bus panaudoti. Jie bus skirti branduolinių ginklų atstatymui. Pakalbėkime apie tai, kuo šis susitarimas yra toks blogas. Bet manau, turėtume pradėti nuo Beno Shapiro, kuris nebijojo pasakyti tiesą apie tai. Vis dėlto, iš teksto sprendžiant, šis susitarimo memorandumas atrodo kaip katastrofa, kuri nepasiekė nė vieno iš tikslų, kuriuos administracija išsikėlė pradžioje. Iš esmės, administracija pradžioje išsikėlė 5 tikslus. Vienas iš jų buvo nutraukti branduolinę programą, ne tik branduolinius ginklus, jokio urano sodrinimo, visiškas sodrinimo nutraukimas. To nėra susitarime. Balistinių raketų programa nutraukiama. To nėra susitarime. Ir šiandien prezidentas pasiūlė, kad Iranai iš tikrųjų turėtų toliau turėti balistinės raketas. Nes saudai, mūsų sąjungininkai, taip pat turi balistinės raketas. Tai yra blogiausias argumentas, kokį esu girdėjusi. Kodėlgi neduoti teroristams daugiau ginklų, jei mes taip pat turime ginklų? Kodėlgi neleisti žmonėms turėti granatų, jei policija turi granatų? Ką? Tada jūs palaikote terorizmą. Tai nėra susitarimo dalis. Bet koks bandymas nutraukti terorizmą, nuolatinis Ormūzo sąsiaurio atvėrimas be mokesčių. Ne tik, kad tai nėra susitarime, bet atrodo, kad susitarime yra nuostata leidžianti Iranui ir Omanui bandyti apmokestinti sąsiaurį po 60 dienų. Tiems iš jūsų, kurie nežino, kodėl tai svarbu, didelė priežastis, kodėl šis susitarimas buvo pasirašytas, yra užtikrinti, kad ekonomika vėl pradėtų atsigauti ir vėl veikti. Bet jei Iranui dabar leidžiama apmokestinti kiekvieną laivą, kuris plaukia su jų nafta ir visa susijusia prekyba, tai reiškia, kad visų prekių kainos tiesiog nuolat kils, tiesa? Taigi dabar kainos pakilo, nes akcijų biržos žmonės panikuoja dėl įvairių vykstančių dalykų ir dėl to, kad nafta buvo apribota. Tačiau dabar ji nebebus ribojama. Tiesiog Iranui bus leista uždirbti milžinišką pelną jūsų sąskaitą už naftą, kurią norėtumėte gauti. Taigi tai iš esmės yra nuolatinis susitarimas su tuo, kad kainos kils, o teroristai iš to pasipelnys. Ir vėliausiai, mintis, kad Iranas gautų tam tikrą sankcijų sušvelninimo po visų šių dalykų. Jau nuo pirmos dienos matome, kaip jiems palengvėjo galimybė eksportuoti naftą iš Irano. Mano nuomonė, Jungtinių valstijų prezidentas, pagrindinis derybininkas šiame projekte, nepasitarnavo prezidentui. Nemanau, kad jis pasitarnavo prezidentui. Nemanau, kad jis apskritai pasitarnavo Amerikai. Paklausykime, ką jis turi pasakyti. Peržvelkime kai kuriuos dalykus. Iraniečiai sako, kad jie gaus prieigą prie $300 milijardų rekonstrukcijos fondo. Tiesa ar melas? Na ir štai taip yra. Kai tik politikui užduodamas klausimas tiesa ar melas, ir jo atsakymas neprasideda nuo tiesa ar melas, o pereina prie paaiškinimo, žinote, kad nieko gero iš to nebus. Tai yra tas dalykas, prie kurio jie galėtų turėti prieigą finansuojama Persijos įlankos pakrantės koalicijos, tol, kol jie laikosi savo įsipareigojimų. Manau, kad vienas iš dalykų, kuriuos pamatysite, Edai, ir žmonės turi į tai žiūrėti skeptiškai, yra tai, Irano sistemos griežtosios linijos šalininkai pernelyg pabrėž naudą, kurią gauna Iranas ir sumenkins visus dalykus, kurių jie turi atsisakyti ir kuriuos turi suteikti, kad gautų šią naudą. JD visada labai gerai paaiškindavo dalykus ir priversdavo juos skambėti protingai, ir jis dažnai iš tiesų yra protingas. Tačiau dabar apsimesti, kad nematome to, kas vyksta tiesiai prieš mūsų akis, kad tai esą tik Irano griežtosios linijos šalininkų veikla, o ne tai, kad visa tai yra absurdiška ir nepriimtina, yra neteisinga. Ir tai tiesiog sveikas protas. Leisti jiems toliau turėti balistinės raketas vien todėl, kad kiti taip pat turi balistinės raketas, yra nesąmonė. Leisti jiems rinkti rinkliavas Hormūzo sąsiauryje, kaip jie nori, yra visiška nesąmonė. Nereikalauti visiško branduolinių ginklų atsisakymo, taip kad jie ilgainiui negalėtų jų turėti, yra nesąmonė.
Leisti jiems turėti tokią pinigų sumą, kai mes tiksliai žinome, kur tie pinigai nueis. Nes pažiūrėkite, kur visi pinigai jau buvo išleisti, yra nesąmonė. Tai visiškai nesusiję su tuo, kad Iranai mus manipuliuoja kampanijomis ir propaganda. Tai susiję su tuo, kad mes galime perskaityti, kas parašyta susitarimo memorandume ir suprasti, kad tai iš tikrųjų labai blogai vakarų visuomeniai. Yra priežastis, kodėl šis memorandumas nebuvo paskelbtas. Buvo priežastis, kodėl jiems prireikė laiko tai paviešinti. Jie žinojo, kad dėl visuomenės reakcijos jie bus pamatyti tokie, kokie yra iš tikrųjų. Silpni žmonės, kurie pasidavė terorizmui, o nebuvo tokie, kokiais visą laiką apsimetė. Tie, kurie turėjo juos nuversti. Jie jų nenuvertė. Jei ką, jie tiesiog padavė jiems jų ateitį ant sidabrinės lėkštės. Mes tikrai esame atviri Persijos įlankos pakrantės šalims investuoti į Irano atstatymą. Bet tik tuo atveju, jei Iranas nutrauks savo branduolinę programą, nutrauks savo praturtintų medžiagų atsargas. Ir tikrai bus atviras patikrinimų ir kontrolės režimui, kuris suteiktų Amerikos žmonėms pasitikėjimą, kad jie niekada neturės branduolinio ginklo. Taigi, manau, kad šokį, kurį pamatysite, Edai, kuris bus įdomus, atliks Irano žiniasklaida, ypač radikali žiniasklaida. Jie daug kalbės apie tai, ką gauna, bet nekalbės apie tai, ką duoda. Svarbu, kad visi mes tai ištaisytume. Na, jei pažvelgsite į bet kurią istorijos dalį, kaip tai veikia, Amerika niekada iš tikrųjų griežtai nevykdė sankcijų, kurias buvo pažadėjusi. Todėl Iranai galvoja, gerai, žiūrėkite, Trumpas dar šiek tiek bus valdžioje. Galbūt jis įgyvendins sankcijas, kad neatrodytų visiškas kvailys. Bet po 1,5 metų mes gausime visus šiuos pinigus. Mes nenaudosime pinigų taip, kaip reikėtų. Mes ir toliau tęsime savo veiklą. Jie nesugebės to įgyvendinti. Jie neturės noro. Ypač jei viskas klostysis pagal juos ir valdžioje atsidurs demokratai, dėl ko jie labai stengiasi internete. Todėl mes gausime savo branduolinius ginklus. Galiausiai mes juos gausime. Vienintelė priežastis, kodėl Iranas kada nors sutiko su visa tai, buvo ta, kad jie žinojo, jog šios sutarties sąlygos leidžia jiems ateityje atkurti savo pajėgumus. Jie turi laiko. Tai užtruks kelis mėnesius, tai užtruks keliarius metus. Tai gerai, bet mes atkursime branduolinius ginklus. Jei islamo režimas būtų žlugęs, kaip Amerika bandė padaryti ir kaip jie sakė padarysiantys pradžioje, tuomet mes žinojome, kad tai nebūtų buvę įmanoma. Tačiau dabar jie bando sakyti, kad režimo pakeitimas yra blogas dalykas. Tai nėra visiškai geras dalykas ir aš su tuo sutinku. Dažnai režimo pakeitimas atneša kitų problemų. Tačiau svarbu žinoti, kad žiniasklaida, Irano žiniasklaida mūsų nemanipuliuoja, kad manytume, jog šis susitarimas yra blogas, kaip Vansas bando mus įtikinti. Iš tikrųjų, tai tiesiog siaubingas susitarimas. Jeigu viskas pasiseks, prisiimsiu nuopelnus. Jei nepasiseks, kaltinsiu JD. Būk atsargus, JD. Jis apsuks savo lėktuvą ir išskris iš čia. Taip, man patinka ši idėja. Manau, gera idėja. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, jog nors šis įrašas juokingas, jei šis sandoris pasirodys esąs siaubingas, aš kaltinsiu JD, o šis vyras juokiasi. Tiesiog pažiūrėkite į Marką Rubio akimirkai. Jei viskas pasiseks, aš pasiimsiu visus nuopelnus. Jei nepasiseks, kaltinsiu JD. Tau geriau būti atsargiam, JD. Jis apsuks savo lėktuvą ir kuo greičiau išskris iš čia. Taip, man patinka ši idėja. Manau, tai gera idėja. Atrodo, kad jis visai nesilinksmina. Pakalbėkime apie Marką Rubijų, kuris buvo vienas iš tų, kurie visą šį laiką drįso kritikuoti JD Vance'ą. Šalis. Taigi dirbsime lygiai grečiai su Persijos įlankos šalimis, kad spręstume nebranduolinius klausimus, tokius kaip įprastos balistinės raketos, apie kurias ir kalbėsime. Taigi jis sako, kad kalbėsime apie balistinės raketas ir panašiai, nors ankstesnėme pareiškime jis sakė, kad tai gerai, jiems leidžiama jas turėti, nes ir kiti žmonės jas turi. Palaikymas turiu omeny, jie turi turėti kažkiek, nes ir kiti turi. Reikia turėti kažkiek, kažkas sakė, kad jiems nereikėtų duoti daugiau nei vienos. Ir aš pažįstu tokių vyrukų, man kai kurie iš jų patinka, bet nemanau, kad jie protingi. Pone, jūs neturėtumėt leisti jiems turėti jokių raketų. Aš pasakiau, na ką man daryti? Ar leisiu Saudo Arabijai turėti raketų, o jiems neleisiu? Taip, pone? Taip, ponė, nes Saudo Arabija neįrodo, kad yra islamistinio teroro režimas. Jie nefinansuoja narkotikų ir terorizmo visame artimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje. Ir jie patys to nepripažino. Jūs norite panaudoti jų branduolinius ginklus ir balistinės raketas sunaikinti kitus žmonės, pavyzdžiui, Izraelį ir vakarus, įskaitant Europos ir Amerikos šalis. Yra šiek tiek skirtumo. Tik truputį, tik labai mažai. Tai tiesiog neveikia taip, žinote. Tai neveikia taip. Iš dalies tai veikia taip. Galite pasakyti teroristiniams režimams, jums neleidžiama būti teroristais ir mes jūs sustabdysime, jei elgsitės teroriškai.
Tai nėra problema. Problema yra raketos, jos paveikia tik nedidelę teritoriją, bet nesusprogdina visos planetos. Taigi Persijos įlankos šalis spręs nebrandolinius klausimus. Mes kalbėsime apie balistinės raketas ir taip pat aptarsime teroristinės marionetinės grupuotės. Man tai nepatinka. Anksčiau man labai patiko Trumpas. Tiesiog jaučiu, kad šis susitarimas su juo nuo pat pradžių iki galo buvo visiška nesąmonė. Manęs nesužavėjo ne vienas dalykas, kuris čia įvyko. Jis 1000 kartų sakė, kad imsis griežtų priemonių, bet akivaizdu, kad ne vieno pažado neištesėjo, o dabar daro beprotiškus, absurdiškus pareiškimus, kad taip, jiems turėtų būti leista turėti balistinės raketas. Ir manau, kad Markas Rubijus iš tikrųjų visiškai sutinka su manimi. Primenu, J.D. Vance'as neseniai dalyvavo Megyn Kelly laidoje. Jūs jau žinote, ką apie tai manau. Pažiūrėkime, ką jis pasakė. Taigi žiūrėkite, koalicija, kuri padarė Donaldą Trumpą Jungtinių valstijų prezidentu, o J.D. Vance'ą Jungtinių valstijų viceprezidentu, žmonės turi tai prisiminti. Tai buvo Megana Kelly, Tuckeris Carlsonas ir Joe Roganas. Tai buvo ir Markas Levinas, taip pat daugybė žmonių, tokių kaip Jonas Podhorecas, kurie nori agresyvesnės užsienio politikos. Svarbu štai kas. Aš niekada nesakysiu, kad Jonas Podhorecas nėra laukiamas Respublikonų partijoje. Jis yra. Tačiau lygiai taip pat kaip jis dabar nusivylęs, kartais ir kiti žmonės bus nusivylę kitais atvejais. Negalite tiesiog pasitraukti iš politikos vien todėl, kad 330 milijonų žmonių šalies lyderis priima sprendimą, su kuriuo nesutinkate. Teisingai, negalite. Ir manau, kad tai tam tikras nerašytas supratimas apie tai, ką čia daro J.D. Vance'as. Jis bando sugalvoti kažką, kas kai kuriuos žmonės pradžiugins, kitus mažiau pradžiugins, bet visi su tuo kažkiek susitaikys. Ir manau, kad tai gali būti rodiklis, kai politika judės į priekį, jei laimės J.D. Vance'as, o aš, atvirai sakant, po šio susitarimo manau, kad tai būtų milžiniška katastrofa Jungtinėms valstijoms. Niekada nežinai. Iš tikrųjų, esu sutikusi J.D. Vance'ą anksčiau. Manau, kad jis tikrai labai malonus žmogus. Jis įspūdingas, jis protingas. Bet man atrodo, kad šiuo atveju jis neveikia Jungtinių valstijų interesais. Ir aš visiškai sutinku su Benu Šapiru dėl to. Iš esmės 1000%. Leisti teroristiniam režimui egzistuoti, būti finansuojamam ir gauti, leisti daryti, ką nori, vien todėl, kad nori įtikti Amerikos žmonėms, tiesiog nėra taip, kaip turėtų veikti politikai. Jie neturėtų stengtis įtikti žmonėms, jie turėtų veikti žmonių interesais. Ir mano draugai, manau, kad tai yra kuo toliausiai nuo to, kaip tik įmanoma. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.